Visi žinome, kad viena yra pristatyti, papasakoti, pakalbėti, o kita yra padaryti. Ir labai gali būti ir nutinka ne vieną kartą, kad atrodo viską sutariai, pristatėjai, išsiaiškinai, klientui tiko ir staiga dingo. Neatsakinėjai skambučius, neatrašo elektroninius laiškus. Ką tada daryti? Tam yra follow-up. Lietuviškai bandau versti kaip pardavimo vedimas, pardavimo atnaujinimas. Tai mes taip pat tą mūsų klientui darom. Aiškinamės, skambinam toliau, jeigu reikia net ir nuvykstam, parenkam kitus asmenius, jei mūsų kontaktinis asmuo neatsako, kasgi nutiko. Galbūt netiko parinktas pirmas žingsnis, galbūt pasikeitė žmonės, galbūt kažkokios tai kitos aplinkybės, kitokie darbai. Jau šitoj vietoj svarbu nepaleisti pardavimo. Beje, iš mano patirties, čia vieta, kur daugelis vadybininkų daro klaidas, arba perspaudžia, arba visai palieka. Tai šitoj vietoj reikalingas labai taktiškas, subtilus pardavimo vedimas, pardavimo atnaujinimas iki kito žingsnio.